Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangūs XM radio stoties klausytojai, laidą veda Ričardas Garuolis ir šiandien mūsų pašnekovas yra Biržų evangelikų reformatų klebonas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios vice ir superintendentas Rimas Mikalauskas. Na ir artėja vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo šventė. Na ir mes pakalbėsim dabar apie tai, kad tą valstybę kūrė ne tik įvairių, taip sakant, luomų, kaip tada sakydavo, arba klasių žmonės ir išsilavinimo, bet ir įvairių tikėjimų. Ir, na, jūsų, taip sakant, irgi indėlis reformatų tikinčiųjų gana pastebimas. Tarkim, vienas iš signatarų Šernas yra iš signatarų vasario 16, taip pat daug kitų reformatų dalyvavo valstybės kūrime ir atkūrime. Na, apie tai mes pakalbėsim ateityje, bet dabar norėjau paprašyti, truputį pristatykite savo bendruomenę, kada jie atsirado ir kaip jį vystėsi ir kiek jūsų yra. Sveiki, malonus klausytojai ir dėkoju už pakvietimą ir pradėsiu pagal klausimą. Taigi galbūt reikėtų vis tiek žvelgti ir istoriją. Kaip žinia, krikščionybė į Lietuvą ateina gan vėlokai ir mes kartais didžiuojamės irgi iš vienos pusės, kad esame paskutinė pagoniška tauta. Ir gal kaip daktaras Deimonas Karvelis kažkada yra užsiminęs paskutoj, kad iš tikrųjų ta tikroji krikščionybė, ką žinai, atėjo 14 amžiaus pabaigoje, nes greičiau jie atėjo su tas suvokimas ir krikščioniškas, tai jau su reformacija, kada būtent lietuviškai prapilo vietinius gyventojus, ta Evangelija, Dievo žodis. Taigi galbūt tas virsmas pas mus buvo ne kiek iš tos krikščionybės, bet tiesiai į evangelišką išpažinimą. Be abejo, ten tos sąlygos taip susikrostė istorinės kontrreformacijos ir ten įvairūs kitos sąlygos. Tai iš tikrųjų mūsų konfesija šiandieną yra aiški mažuma ir konfesinėje toje mozaikoje Lietuvos. Tačiau, kaip jūs paminėjote, mes vis tiek išliekame ir be abejo, jeigu pasakyti toje istorijos laikotarpį, turėjome visokių išgyvenimų ir jeigu galima sakyti nuo dominavimo netgi politinėme gyvenime, kuomet dar buvo kunigaikščiai Radvilos ir po to silpo mūsų kaip ta politinė įtaka, nes iš tikrųjų buvo laikai, 16-17 amžius, netgi 18 amžiaus, ypač pirmoji pusė buvo religija, tai buvo labai susietas su politika. Tai ir būtent kada mūsų konfesijos pozicijos nusilpo, vadinkim, čia galbūt mūsų tokia labai data yra aiškiai žinoma, tokia riba 1717 metai, kuomet buvo bendrame Lietuvos Lenkijos Seime nutarta, kad kitų išpažinimų be abejo taikyta reformatams, be abejo bajorai arba šviesuomenė, diduomenė, buvo atimtos teisės, politinės teisės, dalyvauti valstybės valdyme įvairiuose lygmenyse. Tai taip, nuo to laiko faktiškai pradėti vadinti disidentais. Taigi, jeigu išgirstate istorijoje, skaitant terminą disidentas, tai yra reformatas arba evangelikas reformatas. Pats pavadinimas evangelikai reformatai, iš tikrųjų mes taip nesivadiname tais laikais, tai iš tikrųjų, jeigu vadinamės, tai vadinamės evangelikais. Nebuvo jokių kitų ten priedų, arba krikščionis tiesiog. Ir be abejo, kada išsiskirti kurios konfesijos, tai tas vardas evangelikas arba disidentas. Tai pasakau, tokį pasaulietinį literatūrą, daugiau istorinį literatūrą yra disidento vardas. Ir ta disidento laikotarpis tęsiasi iki ten gal 50 metų, paskui buvo švelninama ta pozicija politinė evangelikų reformatų atžvilgiu. Be abejo, tai lėmė labai didelės ir konversijas, didikų vaikai, kurie norėjo daryti karjerą, sakysim, tai tyliai, gražiai, tada pereidinėjo į katalikų bažnyčią ir žinoma, tuo metu katalikų bažnyčia labai maloniai sutikdavo. Turim gerą pavyzdį, būtent iš Radvilos
juodojo vaikų, Jurgis Radvila pirmasis kardinolas, ar ne, tai Lietuvos, kuo mes didžiuojamės, taigi aš ir juokauju šiandien, kurias mes turim irgi Lietuvoje, žinomus nemažai jau kardinolų, kaip lietuviai turėtume didžiuotis, kad iš tikrųjų tokias aukštas pasaulinėje bažnyčia pareigas užima. Tai didžioji dalis iš jų yra vienaip ar kitaip susijęs su reformatais ar šiuo kraštu, kuriuo mes gyvenam. Tai galbūt irgi yra toksai pastebėjimas, kad kur yra tam tikra, aš tai pavadinčiau, labai vertinčiau sveiką konkurenciją arba tam tikrą buvimą kitokių šalia, galbūt praplečia akiratį ir suteikia tam tikras galimybės šioje žemėje, tai pasaulietinėme gyvenime irgi išreikšti, nebijoti, atsikratyti fobijų, kažkokių baimių. Mes vieni kitus labiau pažįstame, tada mes ir pamilstame, ir labiau vertiname tai, ką turime skirtingą. Taigi iš tikrųjų tas laikotarpis baigėsi persekiojimu jau su caro valdžia, kada Lietuva tapo Rusijos imperijos dalimi, tai galim sakyti, caro valdžia labiau toleravo evangelikus negu katalikus. Nes caro iš tikrųjų tos antrosios pusės žmonos buvo iš Vokietijos, faktiškai iš Hohenzollernų dinastijos ar iš evangeliškų žemių, taigi buvo evangelikės, kurios paskui perėdavo pravoslavybę, nes kaip ištekėdavo, turėdavo priimti tą tikėjimą, bet jos vis tiek tas žinojimas buvo ir vertinami buvo taip pat specialistai, daugelis iš Vokietijos, iš Prancūzijos, Olandijos, ar nesakysim, Rusijos imperija labai daug ėmė tų specialistų, kurie buvo evangelikai, čia nebuvo jokių problemų. Ir pati Lietuvos bažnyčia sinodas, kas ir įdomu, kad iš tikrųjų 1557 metais laikome tokią datą, kada visiškai yra susiformavusi evangelikų reformatų bažnyčia kaip administracinis vienetas LDK teritorijoje ir veikia, šitas sinodas veikia iki šių laikų. Tai aš taip pavadinčiau, galbūt yra bene seniausia valdžios institucija, tiesa religinė, kuri gali ir bausti, atleisti iš darbo, tai ir suteikti tam tikras, kaip sakant, darbo ar privilegijas, ar paaukštinimus. Tai yra Lietuvos evangelikų reformatų sinodas, tai veikiantis nuo LDK laikų. Tai veikiantis Lietuvoje. Aišku, yra kitos religinės institucijos, tai tiek katalikų, stačiatikių, bet tai yra užsienyje. Tai yra aukščiausios institucijos, jos veikia užsienyje. Taigi ir sakysime, caro laikais šiek tiek pagerėjo situacija. Ačiū. Apie kaip toliau vystėsi reformatų gyvenimas Lietuvoje pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Radijas gyvenimui. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su Biržų evangelikų reformatos klebonu, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios vice-superintendantu Rimu Mikalausku ir kalbamės apie reformatų bažnyčios indėlį, kuriant Lietuvos valstybę. Vasario 16 mes visi švenčiam ir jie džiaugiamės ir ne visi žinom, kad taip pat ir reformatai irgi prisidėjo prie to mūsų bendro namo statybos valstybės. Na ir jūs minėjot, kad, nepaisant to, kad 1700 metų pradžioje reformatai bajorai prarado teisės, tiek bajorai tada turėjo teisės politinės ir caro valdžia kaip ir labiau toleravo, reformatus nei, tarkim, toj pačioj abiejų tautų respublikoje. Ir man įdomu, tai kaip šiaip reformatai žiūrėjo į Lietuvos, tos idėjas atkurti Lietuvos valstybę, juk visiems dauguma lietuvių buvo katalikai ir galėjo laukti tas pats rezultatas, tas pats persekiojimas, diskriminavimas ir taip toliau. Taip, galima pasakyti, kad labai teisingos įžvalgos, nes kaip buvo ir sukilimai, 63 metų, ypač sausio tas vadinamas sukilimas, reformatų bažnyčia oficialiai jo nepalaikė. Nors buvo evangelikų, tarkim, Gruževskių, kurie dalyvautame sukilime ir žuvo ir patyrė nuostolius didžiulius, bet iš esmės daugumai buvo laikomasi tokiau, nes tai ne mūsų karas, nes ateis vėl prokatalikiška partija, kuri imsis kažkokių represijų galbūt panašių ir prieš mus. Tokių minčių buvo, be abejo, bet vadinkime taip, kad kada pradėjo 20 amžiaus
XIX amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje pasikeitė laikai ir tie laikai, tai buvo tautų prabudimas. Ir tas tautų prabudimas ir buvo stipresnis už tą religinę tapatybę žmogaus suvokimą. Ir tas tarsi nuėjo į kitą planą ir nebebuvo jau tokio baimės ten prieš tos katalikus ar katalikų prieš evangelikus. Iš tiesų, vadinkim, 19 amžiuje, ypač Napoleono karų metu, tai irgi labai suartėjo krikščionis įvairių konfesijų, nes, be abejo, bendras vargas. Napoleonas arba nešė tam tikrą irgi ideologiją, Prancūzija, tą tokia sekuliaristinė ideologija. Ir taip suartėjo. Bet paskui įvyko vėl tas tam tikras nutolimas arba įsigryninimas savo sienų. Taip jau būna, mes pulsuojam įvairiuose gyvenimo srityse, priartėdami, atitoldami. Taigi 20 amžių pasitikome jau su kitais iššūkiais ir be abejo tas konfesiškumas nedingo. Ir dar vienas labai toks atkreipdėmėsi, kad nauja amžiai atnešė ir kitą supratimą, kaip paminėjau, tą tautiškumą, bet jisai pakeitė nuo tokio feodalinio, tų šlėktų arba bajorų valdymo įveda naujas mases. Ir pavadinkime taip, kad nuo 1870 metų iš tikrųjų stipendijas gauna valstiečių, tai yra ne bajorų vaikai, arba tai yra laisvieji valstiečiai, arba taip pat ir smulkiai bajorai, kurie dar nepraradę tos lietuvybės ir pradeda studijuoti Rusijos universitetuose ir jau įgyja išsilavinimą lygų. Tai čia, jeigu mes pažvelgtume dar tos studentų korporacijas Peterburge ar kitose miestuose, kur universitetai, tai kartu dar yra ir lietuviškai kalbantis išaugę, sakysim, iš tos lietuviškos aplinkos ir bajorovai, kurie jau kalbėjo lenkiškai, lietuvių irgi didikai. Dar jie kartu yra, bet paskui prasideda tokia takoskyra, galbūt paremta irgi to įtaka marksizmo, sakysim, kada jie pradėjo skalyti klases ir nenori, kartais yra mes už darbininkus, tada atsiranda ir kita pusė, mes prieš darbininkus, arba ten valstiečius, ir čia tas dėja Lietuvoje mes, vadinčiau, neišlaikėme egzamino ir įvyko tas skilimas tarp lenkiškai kalbančios dvarininkijos ir šitų chlopų lietuviškai kalbančių. Tai čia yra iš tikrųjų mūsų tragedija ir kaip to valstybingumą aš taip laikau, kad tai yra tragedija. Galbūt Suomija tą dalyką įsprendė ir Suomija iš tikrųjų to susipriešinimo, jeigu jis buvo, bet ypač ten labai aštrus buvo tas su bolševikais karas ir kas galbūt suvienijo. Tai ir tenais nebuvo tos priešpriešos. Kartu ta priešprieša perėjo į kalbėjusių tą kalbą, lenkų ar lietuvių kalbą priešpriešą. Tai čia yra į antrą planą nuėjo, kad mes esam tos paties žemės sūnus, tą pačią istoriją turime ir tik tai skirtingų klasių. Tai evangelika reformatai tame dalyvavo ir galbūt pirmiausiai geriausią startą turėjo tie, kurie be abejo buvo karininkyje, kurie, kaip jau buvo užsiminęs, iš tikrųjų galėjo dalyvauti tam tikrą karjeras daryti ir caro valdžia, jeigu, sakysim, čia priešingai katalikų išpažinimo karininkai negalėjo daryti karjeros caro kariuomenė, tai evangelikai galėjo daryti, jiems nebuvo apribojimų, nebuvo jie patys privilegijuojami, bet ir nebuvo apribojimų. Tai mes žinome tokius, pavyzdžiui, tokį atvejį, kaip mūsų ir pirmąjį kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas, kuris yra evangelikų išpažinimo, evangelikų reformatų. Dažnai kalbama, štai jis yra perėjo iš katalikų reformatus. Ten yra šeimos istorija, tai yra, kad jisai susituokė su evangelikė. Tačiau tai nebuvo kažkoks nesąmoningas pasirinkimas, žinot, kaip Veršis ir nusprendė. Ir tarsi bandoma sumenkinti, kad, sako, jis perėjo iš katalikų ir reformatus. Mes, reformatai esam tie patys katalikai, tik tai reformuoti. Tai esmė tame, kad jeigu pažiūrėti tiek ir Jonas Kalvinas, ir Cinglis buvo kataliko kunigas. Tai čia iš tikrųjų mūsų tai ir kaip tik yra sąmoningas perėjimas, pasirinkimas ir, reikšmingesnis negu tu gimsti šeimoje ir užaugi. Aišku, tai irgi labai reikšminga, išlaikyti tikėjimą kitoj kartoj yra labai sunki užduotis ir perduoti tą tikėjimą, tai yra iš tikrųjų iššūkis. Tai abu yra labai svarbus dalykai ir labai vertinami tą
jau kelintos kartos, ar ne, evangelišką tikėjimą išlaikymą, bet tiek kartu džiaugiamės ir sveikiname tie, kurie pirmoji kartoje ateina iš mūsų išpažinimą. Taigi Silvestras Žukauskas, bet iš tikrųjų, jeigu tai pažiūrėti, tą nepriklausomybių karų pradžią, tai tų karininkų, aukštų karininkų buvo daug daugiau ir net buvo toks susidaręs vienu momentu bolševikų frontas, ar ne, kada 19 metai įstūmėme lauk bolševikų kariuomenę, tai fronto vadovybė visai yra evangelikai reformatai. Tai generolas Silvestras Žukauskas vadas, štabo viršininkas generolas Nastopka, ten bataliono vieno vadas yra irgi tada dar nebuvo pulkininkas leitenantas Variakojis, bet dar nebuvo pulkininkas leitenantas, bet esmė tame, kad iš tikrųjų, tas yra matoma, bet suprantat, tuo metu tas konfesijos tai nebuvo taip svarbu buvo tarnauti. Lietuvai tėvynė. Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Radijas gyvenimui. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsiam pokalbį su Biržų evangelikos reformatų klebonu, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios vicesuperintendentu, istoriku Rimu Mikalausku ir kalbamės apie lietuvių reformatų evangelikų indėlį, atkuriant Lietuvos vasario 16 Lietuvą. Ir jūs minėjote, kad labai daug studentų caro laikais lietuvių, gal jų nelabai daug, bet mokėsi, gavo išsilavinimą, ne vien tik tai jie buvo bajorai, bet ir valstiečiai, ir labai daug buvo karininkų, kaip minėjot, reformatų, evangelikų, kurie caro laikais nebuvo taip diskriminuojami kaip katalikai caro valdžios, ir minėjot, ir kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas buvo reformatas ir visas pagrindiniai generalinio štabo veikėjai buvo. Bet kiek dalyvavo tam nacionaliniam tautiniam, taip vadinamą, atgimime būtent reformatai evangelikai? Aš žinau, tarkim, Martyną Yčą, jis toks buvo labai žymi tuo meto figūra, jis buvo išrinktas į caro dūmą kaip deputatas ir jis neslėpė, kad jis yra evangelikas reformatas, gal tokių daugiau irgi atveju galit paminėti? Taip, kada iš tikrųjų tas nepriklausomybė neatsirado iš karto, mes žinome, kad ir vasario 16 dar buvo paskelbta nepriklausomybė esant okupaciniai kariuomeniai, taip pasakytume šiandien vokiečių. Tai čia reikėtų žiūrėti taip, pirmas pasaulinis karas, jau prasideda judėjimas, didelė dalis evangelikų privalo trauktis iš to vietų, kur kaip Biržų kraštas ar ne, į Rusijos gilumą. Čia yra caro įsakymas. Žydai ir evangelikai tiesiog iššluojami lauk, nes jie laikomi potencialiais kolaborantais su vokiečių kariuomenė. Nežinau kodėl, taip. Čia irgi tas tikybinis jau iškart buvo brėžiamas dalykas. Ir gavosi taip, kad iš tikrųjų visa koncentracija lietuvių, mes žinome Voronežo gimnaziją, čia irgi Martyno Yčo, tas didelis indėlis, ir ten koncentruojamos pajėgos, tos šviesuomenė, visa šviesuomenė, bet ten labai stipriai veikia evangelikai reformatai ir mes, pavyzdžiui, žinom vienas iš tokių žinomų pavardžių, kaip yra Julius Janonis, gimnazijos jis moksleivis yra. Šiaip Julius Janonis labai gabus mokinys ir jis čia Biržuose mokėsi, paskui gimnazijai Šiauliuose, evangelikų reformatų išpažinimo. Net vienu metu jis be abejo gavo ir stipendiją iš sinodo, kad ir sunku pasakyti, kaip būtų buvę, jeigu be abejo, kad jaunimas greit pagauna Šiauliuose, ten susidėjęs vargas, tas skurdas jis mato ir jis kaip poetas aprašo tą jautrios prigimties žmogus, bet jis buvo labai gabus. Man dar atvykus į Biržus tarnauti, sutikau senų žmonių, kurie dar prisiminė, kad jų giminiai, Janonis buvo korepetitorius, mokė būtent tam tikrų dalykų gimnazijos moksleivius. Tai ruošė. Taigi iš tikrųjų ten telkėsi ta inteligentija ir ten telkėsi mokytojai, noriu paminėti, iš tikrųjų tokios pavardės kaip Yčo, be abejo žinomas yra. Martynas Yčas Dūmos jau yra delegatas, bet ta karjera jau prasideda kaip politiko jau iki Lietuvos nepriklausomybės. Bet be abejo, kada jau Lietuva jau čia yra tai kryžkelėje, tų karų kryžkelėje, silpsta Vokietija, Rusija irgi byra ir atsirado šansas atkurti Lietuvos nepriklausomybę, jie gyvena.
tiek katalikai, tiek reformatai, tiek galų gale, mes irgi pamirštam, gal būtų labai įdomu pažvelgti, o kaip reaguoja Litvakai, tai yra Lietuvos žydai. Nes jeigu mes iš vėlesnių įvykių suprantam, kaip Lietuvos žydai palaikė Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir čia, manau, dar istorikai turėtų tą įvertinti. Čia jau atskira tema pokalbė. Jo, tai su jų ryšiais, su taip toliau, ir taip toliau, be abejo, reformatai irgi prisidėjo ir mes matome dažnai, užmirštam tokios pavardės pasislė, pavyzdžiui, kaip irgi buvo viena tokia žymi pavardė ir diplomatas, ilgus metus dirbo Švedijoje, tai yra Jonas Aukštuolis. Ir tai irgi iš tų pačių žmonių, aišku, jie arba gimė kitos Rusijos vietose, ar čia, nežinau kaip ten, bet mokslus baigė jau Rusijoje. Bet tas trauka į mokslą, apskritai paėmus evangelikų, buvo be abejo turėjome rašyti ir skaityti mokytis. Tai čia dar atgrįšiu vėl į viduramžius, sakysim, Radvilos, kurie kalbėjo lenkiškai, tai šviesuomenės yra laikė lietuviais, viens kitam rašo, kalba, broli, tėvas sūnui, sako, su tais lenkai, sako, išmeti pro duris, tai eina pro langą. Ir tai kalba lenkiškai. mes lietuviai, ar ne? Bet jie supranta, jie spausdina, finansuoja spausdinti knygas ir giesmynus, nes Biržų kraštas, šita etninė Lietuvos dalis kalba lietuviškai, lygiai taip pat, kaip jie rūpinasi, kad gimtąją kalbą ir Gudijoje pasiektų. Ne? Mes žinome, kad buvo 2 gimnazijos įsteigtos, Kėdainiuose ir Slucke, taip ruošė. Kėdainių po sukilimo, pirmojo sukilimo, lapkričio sukilimo buvo uždaryta. Tai čia didelis smūgis buvo labai mūsų konfesija. Bet kokiu atveju tas šviesuomenė ir susirinko Voroneže ir čia pradeda ryšiai vieni su kitais ir čia išauga tas branduolys. O politikoje be abejo mes žinome Jokūbą Šerną, kuris pasirašo, bet jo brolis Adomas Šernas gal ir daugiau buvo įsitraukęs į tą politinę veiklą, žmonės su geru išsilavinimu ir ryšiais. Galų gale mūsų ryšiai taip pat nėra vien tik tai, čia Lietuvoje. Čia dažnai užmirštam, kad mūsų ryšiai yra platus tarptautiniai ryšiai. Tai yra ir mes turim galimybę vienaip ar kitaip paveikti, ar bendrauti, ar kalbėti su tais politikais, kurie yra iš labai didelių aukštų, sakysim, sluoksnių. Tai tais laikais tas pats irgi buvo tam tikras asmeniniai ryšiai. Tai galima taip pasakyti, kad be Martyno Yčo dar yra jo brolis Jonas Yčas, kurie iš tikrųjų nėra tik aktyvūs politikai, yra labai aktyvūs ir bažnyčios nariai, yra sinodo kuratoriai. Tai irgi tas vienas iš tokių, kaip aš minėjau, respublika, tai yra kaip senatoriai. Ir kaip Jonas Yčas yra faktiškai laikomas kaip Lietuvos istoriografijos tėvas, kuris tą pradeda istoriją, jis kuruoja lietuvišką kalbą istoriją. Ir čia būtent su ta lietuviška kalba atsiveria tokia ta lietuvybė. Ir be abejo, nėra taip nuostabu, čia neatsitiktinai, kad tautininkų partijoje tų reformatų tas svoris irgi buvo, per pačius ryčius. Tačiau reikia irgi atsiminti, kad vėl nors ir nedidelė ta bažnyčia buvo įvairių srovių. Ir sakysim, tarkim, kad ir reformatai taip pat buvo susijęs su valstiečiais liaudininkais. Tai visai kita srovė ir nebuvo. Aišku, čia problema galbūt didesnė buvo, kodėl nes tik krikščionys demokratais. Ten jau, aišku, dominavo Romos katalikų ir dvasininkija ir taip toliau. O valstiečiai liaudininkai, irgi kartais žmonės nežino, kad daktaras, mūsų prezidentas Grinius, iš tikrųjų susituokė ir dabar galvoju, bijau pameluoti, bet tikrai žinau, kad jisai, pats jis nebuvo reformatas, neperėjo ten, ar konvertavo, kaip sakysim, Silvestras Žukauskas, bet savo sūnų pakrikštijo, Liūtą Grinių pakrikštijo reformatų bažnyčioje. Ir dar daugiau, kad kada Liūtas Grinius pasitraukė jau po 400 metų į Ameriką, jis aktyvus buvo išeivijoje evangelikų reformatų bažnyčios narys. Taigi mes matome, kad iš tikrųjų numušė telefonas. Matome, kad iš tikrųjų tas gyvenimas verda vieni su kitais susiję, bet ar dar kitas dalykas, sakysim, visi stebisi, kodėl tokie giesmynai mūsų 40 metų ir ankstesni, 10 metų, tokia taisyklinga lietuvių kalba yra. Ir gaunasi tai, kad iš tikrųjų, kad, pavyzdžiui, mes žinome tokį kaip kalbininką Jablonskį, ar ne, kad yra dar kitas tas pusė, kad yra žmonės galbūt katalikai, bet jų šeimos nariai yra evangelikai, reformatai ir tas bendravimas tame krašte veikia. Ir Jablonskis pats dalyvauja, iš tikrųjų, keisdamas, taisydamas tą lietuvišką kalbą.
Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Radijas gyvenimui. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsiam pokalbį su Biržų evangelikų reformatų klebonu, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios vicesuperintendantu Rimu Mikalausku, kuris yra istorikas dar ir pagal išsilavinimą. Ir kalbamės apie reformatų evangelikų indėlį atkuriant Lietuvos valstybę vasario 16 ir kuriant tą atkurtą valstybę. Ir jūs minėjot, kad kadangi reformatai buvo labiau išsilavinę nei katalikai, kadangi pats tikėjimas vertė studijuoti Bibliją, ir raštingumas buvo vos nereikalavimas, tai daugiau ėjo į mokslus būtent valstiečiai netgi darė karinę karjerą dažnai, caro laikais nebuvo tokios diskriminacijos, kaip buvo katalikų atžvilgiu. Na ir jūs minėjot ir Martyną Yčą, jo vaidmuo, tarkim, sukuriant tą pabėgėlių visą po pirmo pasaulio karo paramą labai yra svarbus, nes sugebėjo gauti finansavimą valstybės ir išlaikė ir tą Biržų, ir tą Voronežą, taip sakant, lietuvių bendruomenė ir šiaip priėmė, telkė lietuvius. Na, minėjot ir Silvestras Žukauskas generolas ir generalinio štabo karininkus, kurių irgi labai proporcingai buvo daugiau tarp tų kariškių negu šiaip gyventojų bendroj sumoj procentaliai reformatų tikėjimo. Tai ir vat valstybė jūs vis tik reformatai dalyvavo, atkūrinėjo. Ir kaip jums ta atkurta valstybė, ar labai nuvylė, nenuvylė, kaip sakant, ar tos viltis įsipildė, neįsipildė? Jo, atkuriant valstybę, kaip sakiau, dominuoja tas tautiškas pakilimas ir jis labai bažnyčiai tas buvo jaučiama ir be abejo buvo ta Lietuva laukiama ir, sakysim, Biržuose iš karto buvo steigiama gimnazija ir ten jis aktyviai dalyvauja kaip kunigas Jokubėnas ir katalikų kunigas klebonas ir taip žiūrima viskas bendrai, tos ribos tarsi buvo įsitrynusios, nors, jeigu pasakyčiau, 19 metais, kai buvo Biržų savivalda sukurta, buvo labai aiškiai pasakyta, lygios proporcijos. Savivaldai eina pusė reformatai, pusė katalikai. Bet tas konfesinės ribos vis tiek kažkur už nugaros eina. Bet be abejo, jos paskui tarsi buvo ir įsitrynusios į toje aukštesnėje vadovybei. Tačiau, kaip pat imsim tą pačią gimnaziją Biržų krašte, tai jeigu pradžioje, tai 20 metai, tai gimnazija visi mokytojai faktiškai evangelika reformatai. Ir vienas tik tai katalikas ir tas pats yra katalikų kunigas, kuris kaip kapelionas. Bet paskui prasideda toks dalykas, kad iš tikrųjų labai nemalonus dalykas ir jisai gal pugėjo po 1929 metų, kada Lietuva pasirašo konkordatą su Vatikanu. Ir prasideda toks, kaip aš sakau, ribų statymas. Ir Lietuvą, į Biržų kraštą žiūrima kaip į tokią netikrą Lietuvą ir kad čia reikia praskiesti, reikia taip toliau. Prasidėjo, kadangi mokytojai priklausė švietimo ministerijai, prasidėjo kelnojimas mokytojų iš gimnazijos ir atkelimas kitų žmonių. Čia tas yra kai kur jau pastebėta istorijoje, literatūroje. Nors tarp pačių žmonių nebuvo konflikto. Tai irgi toks pavyzdys, sakydama, be abejo buvo mišrių šeimų, bet buvo paprastai nusprendžiama, kad jeigu mišri šeima, tai sakysim, vaikus auklėjam pagal tėtį, berniukus, pagal mamą mergaitės. Ir čia Biržų krašte nesikeičia pavardės. Mes iš pavardžių žinom, kurios parapijos. Dabar jau tas jau maišosi, aišku, bet ir taip mergaitės, kadangi ištekros pavardės keičiasi, berniukų pavardės išlieka. Tos tam tikros pavardės mes ir turim šiandien, sakom, reformatiškos, ar ne, tokios kabutėse. Bet tas jau keičiasi. Tai ir iš tikrųjų, bet po to prasideda jau toks labai ryškus konfliktas, įvyksta gimnazijos naujos statinio pastatymas ir ten jau atsisako katalikai kartu ir pašventinti bažnyčią. Ir čia kyla. Čia pamato mūsų bažnyčios tėvai, kad iš tikrųjų per daug nuvažiavo su Lietuvos tai laisvės idėja, atsiranda tos konfesinės ribos, tam tikra diskriminacija, galbūt paslėpta, netiesioginė. Ir tada jau būtent iškyla klausimas, kad vis tik tai reikėjo mums steigti atskirą, kaip ir buvo, mes turėdavom atskiras gimnazijas, reformatų gimnaziją. Ir tas jau buvo prie to einama, tačiau antras pasaulinis karas nutraukė. Antras dalykas, kas labai skaudžiai irgi įkirto, tai be abejo 20 metais prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos įsijungė labai didelė evangelikų bendruomenė į Lietuvos gyvenimą. Tiesa, jie turi autonominę ir būtent reformatai, biržiečiai labai stipriai palaiko ryšius su Klaipėdos evangelikais, lietuvininkais.
įkūrimas net šeimos ir dar man teko sutikti tokių šeimų, kurios kartu važiuodavo ekskursijas vieni pas kitus ir va ten irgi prasidėjo būtent tie pirmi konfliktai. Beje, vienas iš, dabar galvoju, kas irgi buvo Vilius Grytė, berods, čia direktorius buvęs. Bijau dabar sumaišyti, greitai užmiršau, buvo skirtas, Jonas Yčas, brolis Martynas Yčas buvo skirtas net švietimo skyriui Klaipėdos regione vadovauti. Bet paskui kilo ten rimtų problemų ir vis labiau, dėl ko čia irgi ta atlietuvinimo politika būtent įkišant konfesiją. Tai jis padarė vis blogino santykius ir su Klaipėdos lietuvininkais. Tai va čia irgi tas momentas, kada mes kalbame apie Klaipėdos problemas, irgi kažkaip tai išeinama iš akių, kad eilinį kartą Lietuva kartoja tą viduramžių savo klaidą, kad tikras Lenkas yra katalikas, kad tikras dabar tik tai perima tai, kad tikras lietuvis yra katalikas. Tai va čia irgi tas pavyzdys, kad, pavyzdžiui, Grinius prezidentas atvykęs į Klaipėdą, jisai apsilanko bažnyčioje, reformatų bažnyčioje. Jis ateina į reformatų bažnyčią Klaipėdoje. O mes žinome, kad prieš tai mūsų nebuvo naujiena, Antanas Smetonas lankėsi pas mus Biržuose bažnyčioje. Bet kaip su tautininkas mes suprantam, kodėl, bet čia Griniaus tokia pozicija buvo. Tai šeimos patirtis. Galbūt. Žmona nurodė. Bet matot, čia yra, aš pasakyčiau, galbūt, ne, čia žmonių pasirinkimai buvo ir va tais laikais kažkokia įtampa pradėjo kilti. Tai be abejo, evangelikų reformatai, tai tas, žinokit, jaučiasi ir šiandien. Ir yra tam tikras kažkokia, tarsi skirtų. Aš manau, tai yra vyksta iš nepažinimo ir vyksta kažkokio tokio noras polarizuoti, supriešinti, gal taip save labiau atrasti, žinot, kada turiu kažkokį konfliktą. Tai aš laikau tai tamsumo žymę ir be abejo tas atsimušė ir Lietuvos gyvenime, bet jeigu mes paimsim atgal tuos laikus, kada jau Lietuva praranda nepriklausomybę, tai kovotojų gretose irgi yra reformatai už Lietuvos laisvę. Kaip aš supratau, nepaisant to, kad valdžia aukščiausia ir prezidentas Grinius ir Antanas Smetona bandė ten kovoti su to susiskaldimu religiniu pagrindu, bet visuomenė dar buvo nepasiruošusi, tuo labiau, kad jūs minėjot, kad konkordatas su Vatikanu, jinai pareigoja ir pačią valstybę jau kažkiek tai teikti pirmenybę katalikams, ir aišku, jūs patraukiant, kaip sakant, truputį paraštės. O pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. XFM. Radijas gyvenimui. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsiam pokalbį su Biržų evangelikų reformatų klebonu, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios vicesuperintendantu istoriku Rimu Mikalausku ir kalbamės apie reformatų indėlį į vasario 16 Lietuvos atkūrimą ir kūrimą, jeigu taip galima sakyti, ir žinoma, kad reformatai daugiausia telkėsi Biržuose tuo laikotarpiu. Taip, daugelis reformatų buvo įsilavinę žmonės, jų pajamos, lyginant su katalikų bendra mase, buvo aukštesnės ir, buvo ir netgi sakoma, kad labai geras ekonominių požiūrių buvo laikotarpis Biržų, ne tik Biržų reformatam, buvo ir Kaune bažnyčia pastatyta, bet jūs sakėt, kad buvo ir vis vien tam tikrų problemų, katalikiškas kraštas tuo metu dar nebuvo antro Vatikano suvažiavimo ir kitatikius, katalikų bažnyčia žiūrėjo kaip eretikus, su kuriais reikia kovoti, dabar jau yra klystantis broliai po 1964 metų Vatikano, tai padėtis pasikeitusi. Ir kaip ten toliau sekėsi, atėjo išbandymai Lietuvoje, atėjo karas, sovietinė okupacija, kaip tuomet evangelikai reformatai prisidėjo prie kuriant, saugant tą Lietuvos valstybę arba ginant ją. Jo, galbūt reikėtų pasakyti tai, kad galbūt ta religija jau yra 20 amžiaus jau antra pusė, religija tarsi atsitraukė į antrą planą, bet vis tiek tie žmonės išaugę yra toje aplinkoje ir, sakysime, tas būtent susidūrimas su neteisybė ir matymas, kas kaip ir šventame rašte parašyta, kas daug žino, tas daug kenčia.
Tai ir be abejo, tai neteisybė kyla pasipriešinimas ir kyla kažkaip turim veikti, aktyviai gyventi. Tai ir, sakysim, jau pirmiausia mes susidurėme su be abejo pirmąją sovietų okupaciją ir labai greitai buvo palėtė deportacijos. Ką jos smogė? Smogė per inteligentiją. Be abejo, labai daug išsilavinusių žmonių ir mūsų konfesijos buvo išvežti į Sibirą arba nužudyti, kaip ir tie karininkų atstovai ir taip toliau, ir inteligentijos. Tai kas išvengė to, įsislapstė ir pabėgo tuo metu, sakysim, buvo nacių okupacija. Nacių okupacija yra kitokia buvo, bet tačiau buvo rezistencija ir mes turime būtinai paminėti Joną ir Adolfą Mekus, kurie būdami gimnazistai irgi toje rezistencijoje dalyvauja. Ir iš tikrųjų bijo Gestapo ir man dar su Jonu Meku teko gyvai susitikti, jis atvyko, apsilankė čia Biržuose ir būtent toje vietoje, kur gyveno. Tai jis pasakojo, kaip jis tenais jie kai kurios dalykus darė, nelegaliai vadinkim, ir kad jų dėdė kunigas Jašinskas iš tikrųjų dėl to matyt pergyveno ir juos sugebėjo išsiųsti toliau nuo Biržų, kada jau Gestapas minė ant uodegų. O atsiprašau, čia tas Mekas garsaus to kino režisieriaus, giminaičiai, tie... Taip, čia tas būtent tie patys, tie patys Mekai. Čia tie patys Mekai. Tai ir gaunasi taip, kad iš tikrųjų toliau po nacių, sakysim, vėl prasideda ta sovietinė rezistencija irgi, galbūt reformatai tą suvokė, mes maži. Lietuva maža, mes dar mažesni. Ir ta rezistencija be abejo dalyvavo ir miškuose buvo žmonės, kurie pasitraukė, ten irgi galima įvairių buvo priežasčių, sakysim, vieni vengdami tos sovietinės mobilizacijos, kiti iš patriotizmo. Bet esmė tame, kad tie žmonės dalyvavo būtent tame ginkluotame pasipriešinime ir dar reikėtų pasakyti, kad buvo neginkluotas pasipriešinimas ir mūsų tokia ryškiausia asmenybė Jonas Mizaras, kuris kaip kunigas, jaunas kunigas, jaunojos kartos kunigas, iš tikrųjų galbūt jis užkliūdavo, nebuvo labai tenais pavyzdingas, turėjo tam tikrų drausminių kai kada problemų, tačiau baigęs studijas Škotijoje ir jis būtent matydamas, kad atėjus jau sovietų valdžiai, jis irgi pademonstruoja, jau mes buvom vakariečiai, naivūs vakariečiai ir jis paima ir parašo memorandumą. Memorandumą jis išleistas yra ir išsiunčia visas pusės tautas suvienytas, Stalinui nusiunčia visiems, atvirai pasiunčia visiems, kas ta tarybų valdžia. Taip apibendrinant pasakysiu, kad jis ten rašo, sako, ta tarybų valdžia ką išmokė žmonės? Vogti, gerti ir meluoti. Tiesiai šviesiai. Ir čia toks įdomus dalykas, kad be abejo tai užtraukė didelį dėmesį negatyvų ir visai bažnyčiai, daugelis dėl to buvo labai susirūpinę ir pyko ir net kaltino, kam Mizaras tai padaro kunigas. Bet KGB jį seka ilgai. Net kokius metus ilgiau po to referendumo seka, jis galvoja, kad turi kokį pogrindinį tinklą. Bet aišku, paskui nesusakė ir žmogų išvežė į Sibirą ir jis ten žuvo. Ir čia yra kaip ir mūsų vienas toksai ryškiausių kankinių, kur mes žinome, bet jo darbas liko, tas memorandumas buvo išspausdintas, yra šiandieną, turime labai nedaug, bet tai yra pavyzdys, kad žmogus, matydamas tą neteisybę, jis negalėjo netylėti. Kitas dalykas yra nacių okupacijos metais, tas pats minėtas Jono ir Adolfo Mekų dėdė, kunigas Povilas Jašinskas, tai jisai irgi kai buvo nacių genocidas žydų, tai po to jis vienus pamaldų metus, sekmadienį sakyklos, kada jie ten paskelbė, kad labdara vargšams, iš tikrųjų pagrobto, pavogto ar žudytų žmonių turto, jis iš sakyklos pasakė, neikit čia mūsų kaimynų krauju sutepti daiktai, nelieskit jų. Kitą dieną jis jau buvo Gestape ir buvo perspėtas, jeigu dar bus kokių, tai čia bus, kaip sakant, blogai baigsis. Tai čia irgi įdomus tokie dalykai, tokias detalės yra, be abejo, čia mes nieko nesam ypatingesnė nei kiti žmonės, patriotai, bet turime irgi, didžiuojamės tai žmonėmis, kur skauda, mes pergyvenam, kur galim pasidžiaugti, džiaugiamės. Tai parašyta Biblijoje. Jeigu vienam sąnariui skauda, tai skauda visam kūnui. Jeigu vienas išaukštinas, džiaugiamės visi. Vasario 16, ką jūs palinkėtumėt Lietuvos žmonėms? Šitą dieną jūs galų gale ir esat reformatų evangelikų kaip ir dvasinis vadovas, tai gal iš to savo ir, kaip sakant, iš savo tikėjimo pusės, gal ką norėtumėt atkreipdėmės? Pirmiausiai tai ką ir meldžiu kiekvieną sekmadienį, kaip ir yra mums įsakyta, melsis ir už vyriausybės ir valdžias. Tai pirmiausiai tai meldžiu mums visiems, Lietuvos žmonėms, piliečiams, tai išminties.
o išminties pradžia yra pagarbi viešpaties baimė. Ačiū. Kalbėjome su Biržų evangelikų reformatų klebonu, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios vice-superintendentu Rimu Mikalausku. Laidą vedė Ričardas Garuolis, o laidas Polis ant kalvos galima klausyti kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. Vakaro žinių. Laidos pakartojama kiekvieną šeštadienį 13 val. O laidos įrašus galite rasti XFM radio stoties, SoundCloud ir YouTube paskyrose. Sudie, brangiai. Sudėjau.